Sveikinuosi su jumis poniukė Ieva. Norėčiau daugiau pranešti apie tiranozaurą, kuris laksto gatvėse. Daugiau iš įvykio vietos Diegas. Tiranozauras laksto nepastebėtas. Tiranozauras laksto pastebėtas. Laksto gatvėse, griauna namus. Ponė gyvena be namų, daug benamių. Tiranozauras bėga. Gali išlikti tik vienas. Ten antras tiranozauras, bet svarbiausias yra tas. O ten žmogelis. Irgi tiranozauras. Išpratėjęs. O čia šuo Rex. O ten vėl tiranozauras. Jų akis yra baisios. Jie žiūri į mus tokiamis akimis. O žiūriu jūs į taip pat. Mis akimis, taigi jų akis yra baisios. Ir toliau apie sportą, tiksliau reklama. Jūs jau pavargote dėti Pony Pop? Taigi, nusipirkite dėjiklį 3000, tiesiog magiškai sudeda. Štai Ponys Pop. 3000 jis sudėjo labai greitai, net per sekundę. Ponys Pop atrodo nuostabiai. Ne taip, kad dažniausiai darome daug klaidų jį dėdami. Pavyzdžiui, pirmai galvau, kad jis turi atrodyti taip. Man visai normaliai atrodo. Bet kai įsigėjau dėjiklį 3000, supratau, nes jis man sudėjo Pony Pop akimirksniu. Sandėlį jų nebėra. Pasisakykite pas mane, skambinkite 1111113. Taigi po ilgos reklamos grįžome vėl pas mane. Apie tiranozaurus jau supratome, tad laikas sportui. Daugiau pabarstukas. Taigi krepšininkas Diegas šiandien laimėjo didį aukso puodą. Mes šiandien važiuojame į savo salę atsiimti aukso puodo. Taigi, Diegai, kaip jaučiatės? Jaučiuosi tiesiog nerealiai. Ir štai jūsų prizas. Supynės? Tai didysis prizas, kad apsilankėte čia. Dingstu iš čia. Taigi, bravo Diegui, dabar paplaukime. Poniai vardu kažkas, jinai šiandien laimėjo rungtynes. Jos vardas kažkas. Jei! Ir vėl susitiksime po reklamos. Reklama ta pati. Pavargote dėti Pony Pop? Užsisakykite dėjiklį 3000 sudės akimirksniu. Štai dėjiklis 3000 sudėjo jį. Užsisakykite dabar. Iš tikrųjų sandėlyje jų nebėra. Tad skambinkit 11113. Man parduosiu jums dėjiklį 3000. Taigi vėl grįžome po šios nenormalios reklamos. Taigi jo, šiandien žiniose rodome jums kačiuką, nes pas mus visat po sporto vėl yra žinios. Pasiklydęs kačiukas basčiojo po miestą ir jį rado pabaisos. Pabaisos jį prisiaukino, daugiau iš įvykio vietos Sara. Taigi jo, atvykome pas pabaisas, štai pabaisa ir prisiaukintas katukas. Katukas dabar yra gan agresyvus. Ir čia senelis. Aš ne senelis. Arba kažkas. Jo, ir šiandien tokios žinios. Toliau reklama. Reklama ta pati. O gali būti pakeitimas. O po reklamas orai. Pavargote dėti Pony Pop, užsisakykite dėjiklį 3000, sudės akimirksniu.
Štai, dėklis 3000 sudėjo. Itališki, angliški. Jeigu norite įsigyti, skambinkite šiuo numeriu 1113 ir įsigysite pas mane. Poniais Pop. Dabar orai. Taigi, šiandien orai bus baisus, liūtis, šaltis, sniegas. Rytoj Bet sniegas, mano begalai gali užšalt. Rytoj į Žemę trenksis asteroidas. Iš įvykio vietos pranešdavo. Šiandien bus viesulas. Užporyt mus nušvies pasakiški saulės spinduliai, o po to mus vėl kris asteroidai. Toliau į mus vėl kris asteroidai, toliau bus žaibuota, toliau mūsų užplūs mutantai. Mutantai? Ir jo, tokios buvo prognozės. Su jumis atsisveikina reklama. Po reklamos atsisveikinimas. Jau atsibodo dėti nuobodų Pony Pop. Įsisakykite dėjiklį 3000 sudės akimirksniu. Štai, sudėjo akimirksniu. Taigi, sandėlių nebeliko, o jeigu norite jų gauti, skambinkite šiuo numeriu 111113. Iha! Poniais Pop! Visa gero. Vaidinam, išskyrus reklamą. Nu, viskas suvaidinta, bet ir tikroviška. Tikrai į mus trenksis asteroidas ir keli žmonės jį išgelbės. Kaip supratote, mus trenksis asteroidas, lis, sniegs, žaibuos ir taip toliau. Taigi, veikėjai, Poniais Pop, orų vedėja, sporto vedėjas, Diegas, žinių vedėjas, Diegas sportininkas, Sara žinių vedėja, princesė reklamuotoja, Ledų pardavėjas. dėjiklis 3000. Supratote, kas vaidina, laukite kitų TV3 žinių. Reklama keisis, bet spėj bus ta pati. Jums atsibodo dėti nuobodų Pony Pop. Užsakyti dėjiklį 3000 sudės akimirksniu.